Pirmasis pavasario mėnuo pasižymėjo permainingais orais. Matėme visko – sniego, lietaus, saulės. Panašia dinamika vyko ir politinis gyvenimas. Tačiau pirmiausia, turbūt reikėtų atkreipti dėmesį į nelaimę, kuri ištiko paskutinę kovo savaitę Lietuvoje, kada prie Pabradės poligono esančioje pelkėje nugrimzdo JAV vikšrinė gelbėjimo mašina M88 Hercules. Toje mašinoje buvo 4 amerikiečių kariai. Gelbėjimo operacija truko 6 paras. Nuolatos visuomenė buvo informuojama apie šios operacijos eigą. Manau, kad visuomenė kyla tikrai daug klausimų šią temą. Ir tuos klausimus padiktavo Lietuvos kariuomenės komunikacija su Lietuvos gyventojais, kuri ją panagrinėjus giliau tikrai nebuvo vienareikšmiška. Vikšrinė gelbėjimo mašina iškelta šią naktį. Dabar tyrimo imsis JAV kariuomenės atstovai bei Lietuvos karo policija. Manau, kad tas tyrimas turėtų atsakyti daugelį klausimų. Į daugelį, nes iš tikrųjų kartais netikėtai prasiveržusi informacija, kaip pavyzdžiui amerikiečių kareivio žmonos, vertė abejoti tuo, kas mums sakoma. Manau, kad ateitis parodys, kas čia buvo, kodėl taip nutiko, bet tai turėtų būti pamoka, kad vis dėlto karinėse pratybose arba kariniuose veiksmuose iš tikrųjų tiko labai daug nelaimių, kurias reikia nuspėti ir kurių reiktų vengti. O politinis gyvenimas Lietuvoje iš tikrųjų atsinaujino. Tam įtakos turėjo pavasario sesijos Seime pradžia. Ir turiu pasakyti, kad vėl Seimo bei vyriausybės darbą užgožė tam tikri dirbtinai sukelti skandalai. Būtent tie skandalai neleidžia besidomintiems politikai įsigilinti į tuos procesus, kurie šiandien vyksta Lietuvoje. Pirmiausia, turbūt pats didžiausias skandalas, tai yra 5-osios kolonos skandalas, kada mums teko prisiminti generolo Franko laikus Ispanijoje. Ir būtent 5-ąją koloną pradžioje Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pavadino dalį Seimo narių, o po to prie jo prisijungė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis teigia, cituoju, kad Lietuvoje stiprėja prieš valstybės interesus veikianti vadinamoji 5-oji kolona, su kuria reikia negailestingai kovoti. 5-oji kolona kelia galvą ir ypatingai, matydamas mūsų komunikacinį foną Lietuvoje, aš matau 5-osios kolonos stiprėjimą. Jie elgiasi pakankamai gudriai, kartais jie mėgina vaizduoti save Donaldo Trumpo šalininkais, iš tikrųjų tai yra paprasčiausia, elementari, buitinė, primityvi 5-oji kolona. Ir mes jiems negalime užleisti komunikacinės erdvės. Mes turime su jais kovoti ir kovoti negailestingai. Citatos pabaiga. Reikia pasakyti, prezidentas pasisakė labai tvirtai. Manau, kad tokio pobūdžio pasisakymų pirmoji kadencijai pas jį tikrai nebuvo. Ir vis dėlto kilo iš tikrųjų didelis triukšmas, pradėta ieškoti parlamentarų, kurie yra nelojalūs Lietuvos Respublikai. Greitai tas skandalas aptilo, kadangi vienas iš parlamentarų, Valius Ąžuolas, dėl Seimo pirmininko tokios interpretacijos kreipėsi į etikos ir procedūrų komisiją. Ir visuomenė vis dėlto sureagavo į prezidento žodžius labai, sakyčiau, stipriai. Ir būtent jau praėjus keliom savaitėm tas skandalas po truputį blėsta. Bet tai yra vėlgi pamoka mūsų politikams.
Aš manau, kad Seimo pirmininkas neturėtų svaidytis tokiais epitetais, nes Seimo reitingai ir taip yra nedideli, o Seimo vadovas neturėtų be konkrečių faktų kaltinti Seimo narius ir taip dar labiau žeminti Seimo autoritetą. Na, o prezidentui Gitanui Nausėdai reiktų palinkėti, kad vis dėlto jis būtų telkianti jėga, o neskaldanti. Ir būtent tautos telkimas šiais neramiais laikais yra labai svarbus dalykas. Reikia nepamiršti posakio, kad tautos jėga yra vienybėje. Būtent prezidentas turėtų veikti pagal šį posakį. Na, o pats tas konfliktas, sakyčiau, atsirado labai netikėtai. Parlamento vadovas tą 5 kolonos frazę metė po įvykusio balsavimo, kada 18 parlamentarų nepalaikė nacionalinių sankcijų Baltarusijai ir Rusijai pratęsimo. Dėl tam tikrų techninių dalykų, kaip jie aiškina. Reikia pastebėti, kad tai nebuvo to įstatymo priėmimo stadija. Kiekvienas įstatymas Seime praeina 3 stadijas. Tai šiuo atveju tai buvo tik pirmoji stadija, pateikimo stadija, kada iš tikrųjų nesutinkantys su tam tikromis formuluotėmis esančiomis teisinėme dokumente, parlamentarai arba balsuoja, arba prieš, arba susilaiko. Po to, būtent šitas įstatymo projektas, jeigu jam pritariama, keliauja į komitetus, kuriame svarstomas to įstatymo tekstas. Po to vyksta antrasis svarstymo balsavimas parlamento salėje. Na ir dar pateikus tam tikrų pastabų, galiausiai jau vyksta trečiasis balsavimas, tai yra priėmimo balsavimas. Taigi aš manau, kad įtampa kilo tikrai be reikalo. Ir šiuo atveju reikėtų vis dėlto pasidžiaugti mūsų vyriausybės vadovų, premjeru Gintautu Palucku, kuris skirtingai nei prezidentas ir Seimo pirmininkas labai aiškiai pasakė, kad jokios 5 kolonos Seime nėra. Ir taip pat nėra nei vieno Seimo nario, kuris dirbtų priešiškų valstybių specialiosioms tarnyboms. Apie tai visi, kurie turi teisę susipažinti su slapta informacija, premjeras Paluckas pareiškė, kad jie ir turi tą leidimą susipažinti su tą informaciją. Žodžiu, įvyko bereikalingas apsižodžiavimas, apsistumdymas, bereikalingas jėgų eikvojimas ir, aišku, valdančiosios koalicijos silpninimas. Čia reikėtų pažymėti dar vieną tokį įdomų faktą, kad susijusi su dabartiniu Jonavos meru Mindaugu Sinkevičiumi. Kaip žinia, Paluckas užėmė tvirtą poziciją, sudarant koalicinę daugumą, ir jo iniciatyva atsirado valdančioje koalicijoje Nemuno aušra, nors tam opozicinės kai kurios partijos labai priešinosi net ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Pradžiai jį sutiko, o vėliau jau priešinosi. Taigi Paluckas liko vienas su Nemuno aušra. Turint galvoje, kad balandžio pabaigoje vyks Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai, kuriame kandidatuos ir Gintautas Paluckas ir Mindaugas Sinkevičius, aš manau, kad ta Mindaugo Sinkevičiaus problema Lietuvos socialdemokratų partija atsirado neatsitiktinai. Reikia prisiminti, kad jis teismo sprendimu buvo priverstas palikti Jonavos mero postą. Na, o po to jau kada pradėjo veikti naujoji valdančioji dauguma, kurios pagrindą sudaro Lietuvos socialdemokratų partija, staiga aukščiausias teismas priima sprendimą ir taip išteisina Mindaugą Sinkevičių. Na, o vyriausioji rinkimų komisija nueina dar toliau. Ji, sustabdo jau praktiškai vykstančius pirmame etape rinkimus į Jonavos mero postą ir grąžina Mindaugą Sinkevičių į Jonavos merus. Taigi, aš manau, kad Mindaugo Sinkevičiaus problema turėtų būti Gintauto Palucko galvos skausmas ir kaip čia bus ir kaip čia baigsis tie rinkimai, dar yra iš tikrųjų didelis klaustukas, bet turint galvoje vis dėlto tokią tvirtą Palucko
poziciją valdančiosios daugumos veikimo reguliavimui, manau, kad Gintautas Paluckas tikrai įgyja kasdien vis daugiau simpatijų. Bet ir čia yra problema. Problema yra tame, kad dabartinė valdančioji dauguma iš tikrųjų turi rasti lėšų krašto gynybai. O lėšų reikia rasti daug, nes mes jau apsiskelbėm visam pasauliu, kad jau krašto apsaugos skirsim 5 iki 6 procentų bendro vidaus produkto. Ir dabar ieškoma tų lėšų. Pradžiai buvo galvojama, kad tai galima sieti su Europos lėšomis skirtomis gynybai. Juk Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen labai skambiai pareiškė, kad ES žada skirti gynybai 800 milijardų eurų. Bus elgiamasi kaip su COVID laikotarpio pinigais, tai yra centralizuotai skolinamasi ir paskui skolinama kiekvienai valstybei, bet Europos komisijos biurokratai priėmė kitą sprendimą, kad centralizuotai bus dalinama 150 milijardų eurų, o 650 jau bus kiekvienos atskiros valstybės galvos skausmas. Taigi, reiškia, gal ir bus tų pinigų ir iš Europos, bet reikia būtinai rasti ir Lietuvos viduje. Ir štai tada atsiranda nekilnojamo turto mokestis. Nekilnojamo turto mokesčio Lietuvoje iki šiol nebuvo. Nė viena vyriausybė nedrįso jo įvesti, nes tai būtų blogas precedentas. Kiekvienas naujas mokestis turi tendenciją ilgainiui didėti. Štai, pavyzdžiui, 1994 metais, gegužės 1 dieną, Lietuvoje buvo įvestas pridėtinės vertės mokestis. Tai buvo 18 procentų. Visiems buvo aiškinama, kad PVM, taip vadinamas, tikrai nepadidins kainų ir kad jis bus stabilus. Bet tik atėjus kriziniai situacijai ir tuo metu dirbant Andriaus Kubiliaus vyriausybėje, šitas mokestis buvo pakeltas iki 21 procento. Ir, jis laikosi iki šiol. Taigi, precedentas yra tame, ne kiek tu šiandien mokėsi už nekilnojamą turtą. Precedentas yra tame, kad toks mokestis įvedamas ir uždedama mokestinė našta ateities kartoms. Kada šiandien Žemaitaitis aiškina, kad čia mes neskriausim su to mokesčiu žmonių, kurie turi nekilnojamą turtą, jeigu turi pilną nekilnojamą turtą, ten mokėsi 50 procentų nustatytos sumos ir panašiai, bet tu vis tiek mokėsi ir tavo mokestis tas tikrai ateityje nemažės. Taigi, aš manau, kad tai yra vėlgi, sakyčiau, sunkus išbandymas Palucko vyriausybei. Jeigu jis bus bent kažkiek tai pradėtas įvedinėti iki Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko rinkimų, tai gali neigiamai pasitarnauti Palucko rezultatams tuose rinkimuose. Na, o penktosios kolonos skandalu pradėjo naudotis konservatorių partijos atstovai, kurie jau registruoja įstatymo pataisas, kuriuose siūloma partijų lyderius bausti už antivalstybinę retoriką, už tai gresia net valstybės dotacijos praradimas ir netgi gresia partijos likvidavimas. Reiškia, šio įstatymo projekto autorė yra konservatorė Dalia Asanavičiūtė, kuri aiškino, kad antivalstybinė veikla neturėtų būti laikoma žodžio laisvė, ypač šiandien, kai turime aiškiai gintis nuo priešiškų įtakų. Taigi, vieni paleidžia gandą apie penktąją koloną, o kiti jau imasi įstatymdavystės, bando užkardyti tą penktosios kolonos veiklą, o konkrečiai kovoti prieš savo oponentinės partijas. Tuo tarpu Seime parlamentaras Ignas Vėgėlė pateikė įstatymo projektą, kuriame siūlė leisti tėvams nuspręsti, ar jų vaikams iki tol, kol šiems sukaks 16 metų, mokyklose reikalingos gyvenimo įgūdžių programos pamokos lytiškumo temomis.
Ir ką jūs galvojat, Vėgėlės siūlymas buvo grąžintas, jis nebuvo priimtas pateikimo stadijoje, už teikiamo įstatymo projektą balsavo tik 38 parlamentarai, prieš 32, o susilaikė 21 Seimo narys. Taigi, manau, kad jėgų santykis genderizmo atžvilgių šitame Seime yra analogiškas kaip ir praeitame ir manau, kad čia bus iš tikrųjų daug problemų. Manau, kad praeitą mėnesį taip išreklamuotose dėrybose tarp JAF ir Rusijos, JAF ir Ukrainos Rijade, Saudo Arabija, kol kas nieko naujo. Manau, kad ilgai dar nieko naujo nebus. Kalbama, kad Trumpo kantrybė jau Rusijos atžvilgių tirpsta ir gali būti, kad jis imsis labiau tokių drastiškų priemonių. O pabaigai reiktų pasakyti štai ką. Kol vieni ruošiasi karui, kol viduje ieškoma 5-osios kolonos, Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, paskelbė, kad Vengrija kūrė pirmąją pasaulyje į šeimą orientuotą ekonomiką. Tai jau bus ne šeimos politika, o ekonomikos pertvarkymas pagal šeimos skatinimo tikslą. Taigi, kol ieškome šiais neramiais laikais vietos pasaulyje, vengrai konkrečiai dirba demografijos klausimais ir jie mato labai svarbų tikslą išlaikyti vengrų tautą ir ateityje. Gaila, kad mes tokiu keliu dar neiname. Ačiū uždėmesį.